kviesdama ne tik melstis, bet ir prisiminti tai, kas svarbiausia. Nu, ką iš senų prisiminimų aš galiu pasakyti, ką tėvai pasakoja. Tėvai mano abudu gimė čia, vienas iš Kažanių, kitas iš Zelionkos kaimo. Abudu jie 38 metais susituokė ir abudu buvo siuvėjai ir gyveno va šičia Kučiūnuose, kur Rinkelai vadinosi. Pirmas prisiminimas, tai 62 metais su Pazapsių mokykla žaidėm kvadratą Sapiegiškių pradinė, va, sėdė, va, paskui gaudavom in kaulus ir pareidavom namo. Žmonės pradėjo keltis ant savo žemių, kad lengviau buvo dirbti, o visi Kažaniai buvo miškai. Tai kad galėtų kažką tai užsiauginti, rugių pasisėt, grikių, tai tuos miškus panaikino ir pradėjo žmonės keltis. Šitam kaime esu jau 35 metus. Pirma jaučiausi kaip marcija, o dabar kaip jau sava. Ir galima sakyti, pažįstu čia visus beveik esančius žmonės ir galiu pasakyti, kad beveik kiekvienoje trauboje esu buvus. Mažai katrų nebuvus. Čia žemai tai Jančiais Julija, prie jos Birutė, o čia šitoj Ramanavičius kažkuri tai Danutė gal. O čia kas tokios, kur važiuoja? Belaja žinės motorizuotos, aš nepažįstu. Aš jam sakiau, kokį gerą viršelį parinkai, nu tai čia tiesiog nuostabiai. Ir va ta užrašyta pirmoji knyga yra Kučiūnų bibliotekai. Skaitykit, prisiminkit, jis tikrai visa širdim yra su mumis. Tai va, prašau. Apie Jurpą ar ką, tai Lazdijų rajone labai visos bendruomenės, kaimų bendruomenės. Istorijas gyvas, labai smagu pamatyti žmonės visus, kurie atsimena, kurie brangina tą istoriją. Žinot, kad esam prie Berzniko Marijos dangun žengimo bažnyčios. Šita bažnyčia parapija įkurta 1446 metais, tai jau šiek tiek seniau negu Kučiūnų, ne? Aišku, tokia, kokia ji dabar yra, atnaujinta 1880 metais. Neskaitant, aišku, remontų, pagražinimų, dar kažko. Ta istorija gal mums nebūtų tiek labai svarbi, bet ji mums svarbi dėl to, kad iki 1905 metų čia melstis ėjo visi kučiūniškai ir aplinkinių kaimų žmonės. Imkit, kas nori. Gyvatė reiks atspėti, kokia gyvatė. Kobra anakonda. Į naują mokyklą dabar? Lauk. Ką gali reikšti kažko neturėti, nematyti, negirdėti, negalėti pasakyti?
pažadinčiau, vėlų vakarėlį, aš ją užmigdyti. Sveikiname susirinkusius į antrą mūsų krašto šventės Kučiūnų 340 metų jubiliejaus dieną. Vakar vyko konferencija, žygis. Manau, kurie dalyvavo, tikrai nenusivylėt.